Sveiki, tai žodžiu dėl tų naujienų. Esmė, tai šitas slideris čia yra vienas jūsų marketingo kanalas, tada čia kažkokia jūsų reikalinga info, tada šitas reikalingas ir čia va šitoj vietoj. Tai aš šitą Amazing Missions paslinkčiau žemyn ir va į šitą vietą, tarp žemėlapio ir šito bloko, įdėčiau lygiai tokį patį bloką, kur būtų pavadinčiau jį naujienos ir tenais kvadratėliais, taip kaip rodžiau, va taip, ne? Tai va šitais kvadratėliais atsiradinėtų naujienos. Ką tai reiškia? Adminę turėtumėm, kur tiesiog add new naujieną ir šitose kvadratuose padaryčiau tokį dalyką, kad įkeliate naujienos nuotrauką, aprašot ir ją paspaudus atsidaro vidinis puslapis, tai pavyzdžiui, ten nuolaidos kodas kažkokiam ten specialiem dalykam ir aprašo taip toliau. Bet padaryčiau galimybę, kad spaudžiant ant šito bloko neitų į vidinį, o galėtų nueiti į bet kokį išorinį URL adresą, kokį jūs įsidėsit. Ką tai reiškia, jog jūs galite tada į tą URL įsidėti tiesiogiai kažkokio vidinio ekrano linką tiesioginį ir tada jį paspaudus atidarys. Tai čia toks tiesiog marketinginis blokas, kur galėtume dėti newsus. Tai jie galėtų būti ir ekranai nauji, ir šiaip akcija nauja, ir dar kažkas. Ir tas naujienas šiaip gal net galima, aš siūlyčiau gal nedėt čia, tad čia yra naujienų kažkoks, žinai, blokas ir iš karto sekantį, kad naujienos kažkokios, ką gali įsirinkti kaip marketinginiai blokai.